Gyvendami Lietuvoje dažnai pamirštame, kad Baltijos jūra tai ne tik mūsų vasaros pajūrio pramogų zona, ji yra mūsų valstybės langas į pasaulį, strateginis kelias, ekonominė arterija ir milžiniška dar iki galo neištyrinėta gamtos laboratorija, slepianti šimtmečių istoriją. Jos dugne tikri dokumentuoti radiniai, nuo nepaaiškinamų geologinių darinių iki didžiausio pasaulyje cheminio ginklo kapinyno. Tai pėdsakai, kurie pasakoja ne tik regiono, bet ir mūsų lietuvių istoriją. Šiandienos epizode 5 tikros Baltijos jūros paslaptis, apie kurias turi žinoti kiekvienas. Taigi, kas slypi giliai mūsų jūros dugne? Pirma vieta – 60 metrų skersmens anomalija – Baltic Sea Anomaly. 2011 metais švedų narų ekspedicijos komanda Ocean X sonarais aptiko neįprastą darinį maždaug 90 metrų gylyje tarp Švedijos ir Suomijos. Objektas beveik taisyklingai apvalus, apie 60 metrų skersmens. Pirmieji nardymo vaizdai parodė netaisyklingas pakopas, primenančias žmogaus sukurtą konstrukciją. Nors mokslo bendruomenė daugiausiai linkusi manyti, kad tai ledynmečio paliktų uolienų fragmentai, granito ir gneiso nuolaužos būdingos Skandinavijos regionui. Tačiau bėda ta, kad pats formos reguliariškumas ir objektą supantis dugno pėdsakai mokslinėje panoramoje iki šiol kelia klausimų, nes natūralūs geologiniai dariniai retai įgauna tokią struktūrą. Iš Lietuvos perspektyvos tai ypač įdomu. Mūsų Baltijos jūros dalis yra daug sekliau, tačiau visame regioniniame baseine šie dariniai gali turėti bendrą kilmę. Šis objektas vienas labiausiai diskutuojamų visoje Baltijoje. Antra vieta – didžiausias pasaulyje cheminio ginklo kapinynas, vos už kelių šimtų kilometrų nuo Lietuvos krantų. Po Antrojo pasaulinio karo sąjungininkai susidūrė su milžinišku nacistinės Vokietijos cheminio arsenalo kiekiu. Sprendimas buvo sunkiai suvokiamas ir šiais laikais neįsivaizduojamas. Tarp 1945 ir 1947 metų į Baltijos jūrą buvo sąmoningai nuskandinta daugiau kaip 50 000 tonų cheminių ginklų ir jų komponentų. Tarp jų ipritas, fosgenas, tabūnas ir kitos itin pavojingos medžiagos. Daugiausiai jų prie Bornholmo ir Gotlando. Tačiau srovės ir degradacija reiškia, kad poveikis gali pasiekti platesnę regiono ekosistemą, įskaitant ir Lietuvai artimas žvejybos zonas. Mokslininkai fiksuoja, kad kai kurių konteinerių sienelės praleidus daugiau nei 75 metus jau yra pažeistos korozijos. Tai reiškia, kad Baltijos jūra nešioja uždelstą ekologinę bombą, kurios ilgalaikis poveikis gali būti neprognozuojamas. Lietuvai tai aktualu ne per kaimynų problemas, o kaip bendros jūros daliai. Ekologiniai pokyčiai Baltijoje neturi sienų. Trečia vieta – tūkstančiai nuskendusių lėktuvų ir laivų. Didžiausia Europos istorijos laiko kapsulė po vandeniu. Baltijos jūra yra vienas tankiausiai Antrojo pasaulinio karo nuolaužomis nusėtų vandens telkinių visoje Europoje. Skaičiai stulbinantys. Įvairūs tyrimai nurodo, kad dugne gali gulėti nuo 8 000 iki 10 000 didesnių laivų, o bendras visų tipų nuolaužų skaičius gali viršyti 100 000 vienetų. Švedijos valstybinės institucijos VRAK teigia, kad Baltijoje yra tiek civilinių, tiek karinių laivų, nuo minininkų iki patrulinių, o dalis jų vis dar turi sprogmenų, degalų ar kitų pavojingų medžiagų. Aviacijos srityje čia ilsisi dešimtis Junkers, Messerschmitt, sovietinių Hild lėktuvų, kurių daugelis nuskendo su visa ekipuote. Baltijos jūros žemos druskingumas reiškia, kad metalas koroduoja lėčiau, todėl nuolaužos išlikusios stulbinamai gerai. Jeigu jums patinka mokslas, technologijos ir įkvepiantys atradimai, paspauskite prenumeruoti ir prisijunkite prie technaujienos.lt bendruomenės. Kiekvieną savaitę nauji, įdomus ir vertingi pasakojimai. Ketvirta vieta – polediniai plyšiai ir keistos infragarso bangos. Kodėl Baltijos dugnas kalba? Baltijos jūra yra geologiškai labai jauna, o jos dugne gausu poledinių įtrūkimų, slėnių ir kanjonų. Būtent dėl šių struktūrų mokslininkai fiksuoja keistus infragarso impulsus ir vadinamuosius klikų akustinius signalus. Kai kuriuose zonose taip pat registruotos ELF, itin žemo dažnio elektromagnetinės anomalijos, kurios susijusios tiek su natūraliais procesais, tiek su senomis povandeninėmis karo konstrukcijomis. Nors popkultūroje šie signalai dažnai mistifikuojami, mokslas laikosi racionalaus pagrindo. Vanduo, judėdamas per poledinius plyšius, generuoja žemo dažnio vibracijas. Susidėvėję metalo objektai gali veikti kaip akustiniai rezonatoriai. Nuolaužų vietose užfiksuotos cheminės reakcijos taip pat gali sklisti įprastų garsų formą.
Lietuvos krantai nuo šių zonų nutolę nedaug, tad tai yra mūsų jūros mokslinės geografijos dalis, o ne egzotika iš tolimos šiaurės. 5. vieta. Senoviniai prekybos keliai ir paskendusios gyvenvietės. Baltijos jūra buvo sausuma. Maždaug prieš 8–9 tūkstančius metų Baltijos jūros visai nebuvo tokios, kokią matome šiandien. Vandens lygis buvo gerokai žemesnis, o vietos, kurios dabar yra po 20–40 metrų vandens, anuomet buvo sausuma. Modernus batimerijos tyrimai, ypač atlikti Pietų Baltijoje, Putsko įlankoje, atskleidė taisyklingas akmenų struktūras, primenančias senovės prekybos ar žvejybos kelius, medžių liekanas ir kelmus, kuriems galimai apie 3000 metų, ir potencialių senovinių gyvenviečių kontūrus. Tai reiškia, kad Baltijos jūra slepia ne tik karo istoriją, bet ir mūsų priešistorę. Lietuvos krantai šios regioninės istorijos dalis, o po mūsų pačių dugnu taip pat gali būti iki šiol neatrastų senovinės civilizacijos pėdsakų. Ar manote, kad Baltijos jūros dugne gali slėptis dar daugiau neatrastų objektų ar net senovinės civilizacijos pėdsakų? Parašykite tai komentaruose. Jeigu norite daugiau gilių faktais paremtų istorijų, spauskite patinka ir prenumeruokite technaujienos.lt kanalą. Taip pat kviečiame peržiūrėti mūsų video apie Bermudų trikampį. Bermudų trikampio paslaptis. Nepaaiškinami dingimai. Peržiūrėję galėsite nuspręsti, kuriai pusiai priklausote – mito ar mokslo. Ačiū ir iki.